Čia vyks dirbtuvėlės. Taip, 2 valandas dabar čia esu tam, kad pakviesčiau pabandyti ir kartu istorijų pasirinkti. Žmonės turi visokių istorijų apie audimą, apie audusius artimuosius, močiutės, promočiutės. Mano mama audė. Aš niekaip negaliu lavatiės atsisakyti, nes tai prisiminimas priaudus, todėl kad mes buvom su sese dviese, tai kaip 2 dukteris. Jom reikia priaust lovatiesių, reiks lovą susitiesti dukrom, o kad tai išeis galbūt iš mados, niekada nebuvo pagalvota. Tai ten, iš kur aš kilus, iš tų kaimų, tai audėjos viena kitai ten mokė, o ir aš atsimenu vaikystėje staklės taršką, mama dirba, bet su kojinėm tom staklė. Ir aš dar kojelėm nepasiekdama biškį mokiausi, bet ten sudėtinga labai tengi. Raštai ir viskas, ateidavo mamos draugė, tai ten padėdavo jai tas nytis sudaryti, užprogramuoja. Ojojoj, tai va šitas prisiminimas atėjo man apie mamą.